Okay, so turnover. So. Mėnesį Lietuvoje vyks net 2 Europos regbio 7 čempionatai. Lietuvos vyrų rinktinė birželio 14-15 dienomis kovos Kaune, o birželio 28 dieną moterų rinktinė grumsis Vilniaus Vingio parko stadione. Įsirašėm labai tom varžybom, pradėjom tam projekte dalyvauti tik tai pavasarį, padarėm Klaipėdoje tarp mokyklinės varžybas, šitos mokyklos auklėtiniai tapo Klaipėdos pirmenybių nugalėtojai ir yra ganėtinai sportiška mokykla, daug turi apdovanojimų tiek mokyklos lygyje, tiek Klaipėdos ir visos Lietuvos. Tai aš manau, tas visų pedagogų vadovybės, tos mokyklos įdirbis, kažkiek tai mūsų indėlis, federacijos, aišku, ir atsiliepia šitam mūsų rezultatui. Dieną truputėlį užsitęsėm, užimtam. Vaikam džiaugsmas, mes šiek tiek nesitilpom į laiką, kadangi didelė atkritimas labai didelis, o kadangi jie dabar žaidžia nekontaktinį, tiek mergaitės, tiek berniukai žaidžia. Ir plečiasi mūsų regbininkų ratas ir mūsų taškų Lietuvoje su regbių ratas. Ir pradėjome viską nuo mokyklų. Labai emocijos, labai teigiamos. Finale truputėlį pirmam kėliny turėjom keletą